Karjeros kelias ir jo pasirinkimas. Dažnu atveju labai subtilus ir sudėtingas klausimas. Tačiau Alter Ego tinklalaidės pašnekovai atskleidžia vieną paslaptį, kad kartais tai reikia atsižvelgti į savo vaikystę. Taigi šiandieną kviečiu jūs susipažinti su Romanu Lipovič, produktyvumo ir pardavimų technologijų ekspertu bei Onefly platformos įkūrėju. Jeigu nori pirkdamas daiktą nežiūrėti kainą, tai turi dirbdamas nežiūrėti laikrodį. Labas, Romanai. Labas, Sandra. Labai smagu tave čia matyti. Džiaugiuosi, kad atvykai į savo alma mater. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad pakvietėt ir manau, kad šiandien turėsim puikų pokalbį. Tikrai taip. Tai mūsų tinklalaidėje mes visada praeiname per pašnekovo profesinę karjerą ir kelią. Tai lygiai tą patį darysime šiandien ir su tavim. Ir visada pradedu nuo tos vaikystės, nes jau ne vienas pašnekovas patvirtino tą faktą, kad iš esmės tikriausiai, kai nežinai, ką daryti gyvenime, tai reikia atsižvelgti tą vaikystę. Tai sakyk, ar atsimeni kokį nors ryškų atsiminimą iš tos vaikystės? Iš tikrųjų, atsiminimų vaikystės tikrai nemažai. Jeigu taip žiūrint į savo dabartinį karjerinį kelią ir taip pagalvoti, tai nuo ko čia galėjo visgi prasidėti, tai Lego, daug Lego. Daug visokių kūrybinių žaidimų, iš tikrųjų labai ilgai žaidžiau, kaip vaikas labai ilgai žaidžiau. Ir tada atėjo greičiausiai tas internetinis toks amžius, kada jau prasidėjo kompiuteriai, šiaip labai anksti turėjau kompiuterį, tai ačiū mamai, kad parūpino tą galimybę. Ir prasidėjo mano greičiausiai ta veikla, kai atsirado ir telefonai jau pirmieji spalvoti. Tai tada pradėjau kurti web svetainės, čia dar labai seniai, neišmanieji telefonai, web svetainės ir toms svetainėms pradėjau kurti dizainus visokius. Čia kuriam amžiuje tai buvo? Čia buvo man 13 metų, kažkur tai 12-13 metų ir tuos dizainus pardavinėdavau kitoms svetainėms už labas papildymus. Tokie mainai buvo, ne? Taip, aš neturėjau jokių kitų galimybių, kaip priimti atsiskaitimus ir labas papildymai buvo puikus modelis, aš tada iš tų labas papildymų siųsdavausi, dar tada būdavo visokie ekrano užsklaidos, melodijos labai populiaru ten pirkti. Sąskaitoj turėdavau visą laiką pinigų, tik tais gaila ne tuo pavidalu, kur galim išleisti parduotuvėje. Taip. Bet, sakyčiau, labai toks kūrybiškas sprendimas. Taip. Bet jeigu dabar jau čia prie tos paauglystės taip visai greitai priėjom, bet kai buvai dar mažesnis, tai gal tėvai ką nors yra tau pasakoja apie tave, ne? Žinai, kaip būna, kai tėvai dalinas atsiminimais kokiais. Taip, jeigu labai vaikystėje sakė, kad aš esu ganėtinai ramus vaikas, ne? Sako, jeigu aš tave norėdavau užimti, tai duodavau batą, raištelį, ir sako, 2 valandas vaikas ramiai savo raištelį po raištelį. Kažką veikia. Ir bando ir užima save. Tai aš tai labiausiai tą kūrybiškumo dalį atsimenu tikrai per Lego žaidimą, nes aš nemėgdavau pagal instrukcijas jo rinkti. Nupirkdavau kokį didelį ir ten būdavo instrukcija ir dabar dėliok. Ne, aš berdavau visą naują Lego į savo bendrą, kaip pasakyti, krūvą ir iš to dėliodavau jau kažkokį tai savo tai dienai įsivaizduojamą norimą mašiną, lėktuvą, šautuvą ar panašiai. Taip pat ir dabar jaučiu tą atspindį, aš labai mėgstu taip, kaip sakyti, pradėti kažką tai sugalvoju, užsidegu ir man nelabai įdomios tos taisyklės, kaip čia reikėtų padaryti, tai greičiausiai taip atliepia šiek tiek tą vaikystės Lego. Kad realiai ir nuo vaikystės tas taisyklės lygtais bandėjai apeiti ar ne taip, kaip reikia padaryti, bet darai šiek tiek kitaip ir kūrybiškai gal labiau atsižvelgia, ne į situaciją. Buvau tikrai tas žmogus, kuris visų pirma be instrukcijų. Dabar tikrai jau pereinu į tai, kad pažiūrėk YouTube'ai trumpiau truks visą tai, bet anksčiau ne, pradžioj darysiu, sulaužysiu, išardysiu, magnetofoną išardysiu kokį, nežinosiu kaip ten surinkti, bet viską darydavau pats be kažkokių tai instrukcijų. Bet iš esmės tai toks labiau kruopštukas buvo, ne, kur išardyti, kažką nesudėlioti, sudėti. Čia tik iš smalsumo vedimas, tik smalsumo. Nebuvau technikas ir nemoku ten lituoti ir kažką tai daryti, ne dėja, bet kažką, kodėl ten tas taip veikia, kodėl šitas taip veikia, tai ten mėgstu pasikrapštyti.
O kaip manai, kur pačiam buvo tas toksai kertinis taškas, kur jau lygtais pradėjo tau formuotis, ką tu iš tikrųjų tam gyvenime norėtum veikti, ne tam profesiniam keliui? Ar tai buvo mokyklos laikais, gal tau išiškėjo kažkuriam etape, ar tai galbūt buvo universitetas? Nu, iš tiesų, tai aš visą laiką buvau labai kalbus. Visur kalbėdavau, mėgdavau bendrauti, ta prasme, ir augino mane taip tėvai, kad, būt labiau lygių su lygiu, nebuvau, nesistengė ten padaryti, tu esi vaikas, o mes čia jau esam tėvai. Tai labai daug kalbėdavau, tas kalbėjimas, jau, vis tiek aš turiu jau nueiti į paauglystę, kada jau visą tai, tada išėjau į mano norą dalyvauti mokyklos veiklose. 13 metų vėlgi prie tų technologijų vedint labai buvo populiaru internetinės radijos. Tai aš ten ieškodavau visokių būdų, kaip patekti į tas internetinės radijas, vesti tas laidas internetinės. Tai ar esi vedęs kurią nors laidą? Taip, aš patekau, netgi buvo Global Music Radio, tokia internetinė radijos stotis, priimdinėdavo jinai ten tik nuo 18 metų. Įsivaizduokit, nuo 18, man 13. Ir aš ten jiems padariau savo mikrofonais įrašus, viską ten paėmiau straipsnius, kažkokius pasidėliau programą, nusinčiau jiems, sako gerai. Ir žiauriai gerą laiką, aš ten tikrai gal, 2 metus, ne vien toje radijoje jau pato peridinėjau, bet 13 metų peridinėjau į radijas. Bet klausyk vėl, ne, apeinam taisyklės, ne, ten tik nuo 18, bet tu jau 13 vis tiek pasidarai, kad galėtum ten būti. Taip, tikrai pasistengiau ir man žiauriai patiko rinkti informaciją, žiauriai patiko kalbėti, žiauriai patiko ten balsus visokius nustatinėti, kad radiškai ten kalbėti. Žiauriai, man viskas buvo cool ir to vedinas mano svajonė buvo dirbti radijo stoty. Galvoju, viskas, čia viskas man labai sekasi, aš klausomumą turėdavau visai gerą. Ir aš jau stojau po 10, tai nušokant, į gimnaziją, tai stojau į tokią gimnaziją Klaipėdoje Vėtrungė, kuri turėjo savo radijo tašką. Tai aš 10 klasėje turėjau, kadangi ir Vėtrungiai pažįstamų bičiulį, kuris radijoje ten priklausė. Aš tik ateinu į gimnaziją, aš gaunu raktą radijos mūsų tos kabineto ir atvarau, viskas jau turiu savo kabinetą, aš ten laidas per pertraukas, muziką leidžiu. Tikrai aš galvojau, kad mano gyvenimas bus susietas su radijos stotimis, bet tai pavedė, kad tas nukreipė mane, kad mes pradėjome organizuoti tiesiog renginius. Taip. Mes pradėjome organizuoti renginius, aš pradėjau groti kaip didžėjus, tai mano ta visas jaunystės jau po to nuo 16 metų, ta eiga jau pasisuko į tuos renginius. Ir tikrai mes 16-mečiai būdami kartu su draugu, kuris dabar beje labai gerus renginius organizuoja ir dabar organizavom šitam Valakampių Gravity Beach Party, kur buvo visai neseniai. Jis toliau dirba su renginiais, aš pasukau jau į kitą pusę. Tai mes surinkdavom tų žmonių, 16-mečius, rinkdavom po 100 žmonių į savo renginius ir čia mums... Gerai, bet čia viską darydavot šiaip mokykloje? Ne. Ar čia jau tie renginiai buvo kažkur kitur? Eidavom į kavinės, mokykloje mums neleido. Mokykloje mums neleido dėl mūsų drausmės. Taip. Ir sakydavo, ne, jūs čia visą laiką čiūdinat, tikrai neleisiu. Ir man tada, žinai, toks pipimas, mes padarysim, kad čia būtų faina, žinai, tai ne. Tai mes išėjom ir pradėjom daryti kavinėse, baruose, sales visokias, bowlingo sales. Man labai patikdavo, kai mes 16, aš pažiūriu tas nuotraukas, kaip aš ten atrodau, ir ten suaugę verslininkai, vyrai, ten bowlingo savininkas, niekada nepamiršiu sėdi. Ir aš ten, tai jau mes čia žiauriai gerai, čia jūsų baras, mūsų biletai, čia taip, tas. Ir mes gaudavom tas plotus, darydavom tas renginius, žiauriai cool. Ir su renginiais mano turbūt gyvenimas taip tęsiasi iki 21-22 metų, kažkas, o gal šiek tiek vėliau, dabar jau reikia biškį matematiką pasidėlioti. Taip. Tai atėjo tas jau laikas, kada aš turėjau spręsti, ar aš toliau pramogų versle važiuoju, ar aš jau kažką tai ten turiu rimčiau, kur aš sėdžiu ofise ir panašiai. Ir tada tos tokios įžvalgos, tai kur ten didesni pinigai, kur aš ten kiečiau atrodysiu, visokių tokių, žinai, minčių. Ir kadangi aš vaikystėje, 16 ten dirbdavau ir tose reklamos agentūrose, mano toks antras toks pašaukimas, kur visą laiką sakydavau savo, turėsiu savo agentūrą.
turėsiu savo agentūrą, reklamos agentūrą turėsiu, dirbau šiaip kaip, nežinau, reprezentatorius juose, kviesdavo, žodžiu, su kažkokiais tai brandais, kviesdavo pristatyti ten tam tikrą prekės ženklą ar kažkokią naujieną. Taip, tai vat aš visada buvau smalsus, visada norėdavau kažką tai kažkur tai veikti ir man šiaip labai patiko agentūrose dirbti, nes visą laiką dinamiškas, vis kiti produktai, bendrauja su žmonėm, toks, aš iš karto patraukiau į renginius, Exite ten man davė renginį vieną vesti, tada, va, čia viena įdomiausių mano darbinių patirčių, tai įsivaizduokit, užsakymas kino teatre. Baltas ekranas, aš atsisėdu pirmoje eilėje ir baltas ekranas, kai užsidega, pradedu visų garsų dainuoti, ar rėkti, nežinau kaip šitą var pasakyti. I like to move it, I like to move it ir išeidinėju. Ir ten ant galo I like to move it ir ekrane prasideda reklama, jis išėjo, nes jam svarbiausia yra muzika. iPod, žinai. Taip, geras. O sakyk, iš kur pas tave tiek drąsos buvo? Nes čia vis tiek, turi būti pakankamai drąsus žmogus, kad ateiti prieš auditoriją, ten, tarkim, sudainuot, ar kad ir kažką pasakyti. Tai iš kur tas visas, sakykime, ar viešas kalbėjimas, ar gal tos scenos baimės jau nebuvimas, ar čia išsiugdė tau kažkaip, ar čia kažkokia duotybė gal yra? Aš manau, kad man išsiugdė. Tikrai aš dar kartais turiu tų scenos baimių, mėgstu būti dėmesio centre, esu vienturtis, neturiu brolių, seserų, augintas, kaip pasakyti, viskas buvo man, tai turbūt... Taip. Vienas mylimas vaikas. Vienas mylimas vaikas. Jo, ir su žmona kartais pasijuokėm, jinai iš 4 vaikų šeimos ir aš esu iš 1 vaiko šeimos. Ir mes ten, žinai, jau susikimbam, kur šitas, ne, taigi čia viskas, čia kaip, tu sako, šokoladą mums sutarkuodavau, kad visiems ne po vieną visiems, bet išdalinti viską. Taip. Tai va, taip, juokaujam, žinai, taip. O aš viskas man. Ir mes tada kaip tandemas čia šitoje vietoje labai gerai atrandam tokius kompromisus. Aš greičiausiai išsiugdėtas. Jeigu noriu keisti savo žmonių aplinką, jeigu noriu būti kažkokiose tokiose vietose, kur aš matau, nežinau, per filmus, tai aš turiu drąsiai eiti tą vietą. Kas man blogiausia gali nutikti? Ta prasme, pasijuoks kažkas tai ten, ar ten, nesukalbėsiu kažkokio tai vieno kito sakinio. Viską galima vėl per juoko formą išvartyti, taip atsiprašant, tai ir toliau. Tai skaitau, kad per tos visus bandymus man ir įsiugdė. Mes čia esam pradžioje kažkiek paminėję, kad atėjai į Alma Mater, tai labai gal netgi norisi paklausti, o kaip pačiam universitetas gal prisidėjo prie, nežinau, ar čia labiau to dabartinio kelio, ar dabartinės veiklos, ar visgi universitetas dar buvo tada, kai tu su renginiais tais dirbai. Kaip čia sužaidė, gal turėjo kažkokią rolę tavo gyvenime šitas etapas? Aš visada atsimenu VM-ą tai kaip pažinčių, bendraminčių ir tų žmonių, kuriais tikrai norėjau tada apsupti save vieta. Ta prasme, kai tik tais atėjau, aš iš karto į studentų atstovybę, faktas, kaip čia aš be veiklos. Prie aktyvistų. Iškart prie aktyvistų, iškart su marketingu, su renginiais, organizuodavom čia tas verslo dienas ir panašiai. Tai man labai padėjo daug su jiem, kaip pasakyti, ir į tam tikras vietas ir renginius mane ten kviesdavo. Ir aš pats organizuodavau, susipažindavau su žmonėm. Turėjau tikrai mylimų, mėgstamų dėstytojų, kurių man ir pačios paskaitos ir pati ta turinio dalis. Ne visos. Ta prasme, ne visur aš mėgdavau tas taisyklės, tai ten, kur būdavo labai tos taisyklės, o ne lygius su lygiu, tai aš toks būdavau prieštaraujantis. Bet manau, kad su ta pažinčių ir sutinkamų žmonių ir bendruomenės dalimi, kurią aš čia gavau, tai aš daug to dėka pasiekiau. Netgi toks įdomus faktas, aš kai tik tais atsikrauščiau, mes kažkaip galvojam, kad būstą bus lengviau čia išsinuomoti, vos neišsinuomom lentvarį ten, žinai, kažkur, tai galvojam, kad čia, o universitetasgi čia. Ir žodžiu, ten
vos ne vos susitarė su manim tėvai, kad pabandyk tu tą bendrabutį, mėnesį kol rasim, žinai. Gerai, čia pabandysim. Bet taip skeptiškai žiūrėjai. Labai skeptiškai žiūrėjau. Kur vienturtis dabar, ne, bendrabutėje gyvena. Žinau, su draugu dviese, mes gyjimam būstą, mes Vilniui, čiagi viskas, su renginiai, mes čia visur siautisim. Taip. Ir, žodžiu, gavosi galiausiai taip, kad aš gavau kambarį bendrabutyje. Taip. Ir po 3 mėnesių supratau, kad aš čia noriu būti, čiagi visa mano hebra, čia visi veikia kažką, čia nėra nieko panašaus, kaip aš ten buvau nusipiešęs savo iliuzijų. Aš visus 4 metus pragyvenau ir jau čia išsikraustyti gaila buvo. Ta prasme, aišku, jau kai visi jau kartos jau keitėsi ir jau ten naujų atsiradė. Ir skirstytis nepradėjo ir... Tada jau taip paprastinu, bet bet visus tos 4 metus manęs iš ten nieks nebūtų išvaręs. Neišėmė niekas. Čia būna taip kartais gyvenime, kur galvoja, nenusipieši vienokį paveikslėlį, kaip ir sakiau, pasirodo, kad gali būti visai kitaip. Tai tikriausiai reikia pirmiausia patirti, kad suprast, ar tikrai ten tiks ar netiks. Tai va, tikrai ir tas vertybinė dalis patirti viską, nežinau, kodėl tada mane stabdė ir bet galiausiai... Supratau. Rezultatas geras. Supratau. Tai jeigu mes dabar keliautumėm prie to, ką gyvenime veiki dabar, gal galėtum pasidalinti, nes kiek žinau, tai turi platformą, kuri padeda sukomercializuoti kažkokius pasiūlymus. Kaip specialistas aš esu pardavimų ir produktyvumo technologijų specialistas. Tai reiškia, padedu ne tik su mūsų įrankiu, bet apskritai verslams padedu prisitaikyti tam tikras sukurtas pasaulio technologijas jų verslo procesus. Tai va čia tas Lego. Čia tas Lego turbūt, kurį iš vaikystės jau su tavim eina, ne? Taip, kurį reikia sudėlioti, kaip visa tai vyksta, ne pagal taisyklės, nes kiekvienas verslas yra skirtingas, jis neturi vienų taisyklių. Ir jeigu turėt vieną taisyklę, tu nepritaikysi niekaip technologijų verslui. Reikia realiai atsižvelgti į labai labai konkrečią situaciją, į tos veiklos pranašumus, kuo jinai kitokia negu ten, tarkim, paslaugų sektorius nuo produktų ir pardavimo ir didmenos sektorius. Visa tai turi visiškai skirtingus dalykus. Tai aš 10 metų jau ir savo pirmame versle, kur aš visgi įkūriau tą agentūrą, reklamos, kuri dabar pasisuko į atributikos ir dovanų agentūrą. Visus tos 10 metų, jau dabar 11 eina, ieškojau sistemų ir technologijų, kad kuo mažiau galėčiau žmogiško resurso pridėti prie tam tikrų įvykdymų darbų. Žodžiu, visų procesų iš esmės optimizavimas, ne? Įmonės, kiek įmanoma. Tiek, kiek įmanoma. Tiek, kiek įmanoma, kad būtų viskas skaitmenizuota, centralizuota, kad CRM veiktų. Kad CRM veiktų ne tiesiog, kad ten būtų istorija. Ne? Kaip dabar labai dažnai įmonė, kam reikia, darbuotojams sako, pildykit CRM, pildykit. Kam reikia pildyti CRM? Ir aš klausiau, kodėl, kaip jūs argumentuojat, kodėl jiems reikia pildyti? Nes bus visa istorija, nes nauji darbuotojai, kai ateis, matys, kas šnekėta. Tada bus ten visa kontaktinė informacija. Sakau, bet žiūrėkit, visa tai, ką jūs sakot, tai čia jūs kalbate apie tada, kada žmogus išeis. Tada, kad jums reikia tų kontaktų. Jam to visiškai nereikia. Viso to, ką jūs prašote pildyti, jam nereikia. Ko jam reikia, tai kad jisai galėtų lengviau daryti pardavimus. Kad jis darytų mažiau šaltų skambučių, kad jam mažiau reikėtų dirbti ir kalbėti su klientu, kad uždaryti sandorį. Tai ką CRM turi padaryti, kad šitoj vietoj tas CRM taptų pagalbininkas, o ne istoriją pildyti jums dėl jūsų verslo, kad ateityje kažkada turėtumėte informaciją. Ir tada verslai, tai kas čia? Ir tada pradedu aš pasakoti, ten kelis ten paminėsiu, kaip CRM atsiranda užduotis vadybininkui, kai ateina į svetainę jo klientas, kuris prieš 2 mėnesius užklausą pildė. Ir jisai po 2 mėnesių atėjo į internetinę svetainę, kukisas užfiksavo, kad tas klientas, kuriam tu nepardavėjai, vėl žiūri. Vėl grįžo, skambink. Čia yra jam pagalba. Čia jam yra pagalba padaryti papildomą pardavimą, gauti bonusą, atnešti laimikį į namus ir gyventi turiningą gyvenimą. Tai aš skaitau, kad visa tai turi būti ir apie žmogų, kuris dirba
toje įmonėje, kad pildytų, kad naudotų tas technologijas. Ir šiai dienai mes esam sukūrę komercinių pasiūlymų ruošimo platformą, kuri vysto, kuri padeda verslams ruošti tikrai išsamius, gražius, reprezentatyvius komercinius pasiūlymus, nes iki šiol buvo viskas Excel'yje, buvo viskas Word'e, visi PDF formatuoja, siunčia, nu ir ten gauni 10 pasiūlymų, kurį man rinktis. Nu, kainą renkuosi, nes šitas už 1000 pasiūlė, šitas už 1200, bet tai, kad mes kalbėtumėm apie vertę, apie tai, ką įmonė siūlo kaip iš vertybinės pusės, ką jie gali apskritai, kaip padėti tau, užklausos teikėjai, jo klientui. Tai mes apie tai nekalbam. Reikia pastatyti tvorą, kiek kainuoja tvora? 1000 eurų. Reikia ten, nežinau, suremontuoti dviratį arba kelionę, va, prašau tas. Bet nieks nekalba, kad tvora turi 12 metų skardos garantiją, kad mes atvažiuojam, išsimatuojam, ten, žinai, viską padarom. Ir kada žmogus gauna tokį komercinį pasiūlymą, kuriame... Su visom vertėm, realiai? Taip, ką jis dar gali gauti, koks procesas jisai gauna iš to pasiūlymo, saugumą, aiškumą. Ir jeigu čia kaina 1800, o ten kaina 1300 ir viso to nėra, nu tai jis damokės, primokės tos 300 eurų, ar ten kartais dėl 20 eurų žmonės pasirenka pigesnį pasiūlymą. Bet tai reikia duoti vertės. Tai mes pamatėm, kad rinkoje tiesiog tokio produkto nėra. Mes patys savo agentūrai turėjom ruošti tokius komercinius pasiūlymus ir tai darydavome PowerPoint, ten Word ir panašiai, tai timdavo begalę laiko. Mes pradėjome jį daryti savo ir galiausiai mūsų klientai mums jau pradėjo, o žiauriai gerai pateikėt, ką čia naudojat, kaip čia tokį irgi gauti. Ir pirmieji mūsų klientai buvo mūsų agentūros klientai, kurie sako, padarykit mums, kiek galit mokėti pinigų. Nu, tiek ir tiek mokėtume. Nu, gerai, padarėm vieną kloną, antrą kloną, trečią ir žiūrim, kad visai jau čia gaunam populiarumą su ta programa. O populiarumą gaunam kodėl? Nes vadybai pavyksta lengviau parduoti. Taip. Tai realiai ta dabartinė idėja, kurią įgyvendinat ir vystot, tai gimė jinai būtent iš to suvokimo, ko trūksta rinkai ir realiai tiesiog patys tai buvote identifikavę per savo kažkokią patirtį, ne? Ir iš to tas toksai pratęsimas įvyko. Tai buvo, mes turėjom labai konkrečią problemą. Nu, ta prasme, komerciniam pasiūlymui paruošti ten dovanų sektoriui, tai yra viena pozicija 10 minučių, ten paprašo 5 produktų, vadybininkas 50 minučių ruošia pasiūlymą. Nu, tai yra labai daug ir jeigu 3-4 užklausos, tai čia pusę dienos ruoši komercinius. Ir mes ten už galvos susėjom, tai ką daryti, nu ne, neskaičiuok, gal tokiems net neatsakinėk, nu kažką reikia daryti, kažkaip autonomizuoti, negali priimti ten 50 žmonių, nes mūsų rinkos netokia didelė, kad tiek galima būtų pajėgumų skirti. Ir po truputį mums tai pradėjo pasiteisinti, ateidavo nauji žmonės, netgi iš kitų įmonių ateidavo, kur jau anksčiau dirbo su verslų įvaizdžio atributika. Sako, sako, jeigu mes tokį, žinai, naudotumėm, tai tikrai dar greitesnis augimas būtų. Tai va, tai tą rezultatą dabar mes ir stebime. Bet prie ko dar šitas įrankis vis tiek man pačiam atliepia vieną dalyką, kad reikia edukuoti. Bet kokiu atveju edukuoti verslus, žmonės, kad reikia naudoti tą technologiją. Kad ir kaip mūsų rinka, ir ne vien mūsų rinka apskritai, būtumėm jau technologiškai, norėtumėm skaityti save raštingais, bet turėjom virš 800 registracijų dabar į Wantly, tai, galiu pasakyti, 50% net CRM neturi. Nenaudoja nieko. Excel'į susivedinėja užsakymus, sąnaudas ir, sakau, tam tikras dalis jau apskritai turi būti buhalteriniai programai daromas, šitas dalis CRM turi būti daromas, ten kažkokie tai šitie procesų automatizavimai, kad iš vienos sistemos turi būti naudojami ten integraciniai įrankiai, ERP-ai, kur ten visą sandėlį, žodžiu, viskam reikia pasiskirti laiko ir jie nebūtinai yra brangus. Kiti sako, tai gal brangu. Ne, yra ir nemokamų. Tikrai daug, su ta minimalia funkcionalumu yra daug. Tai man tada tenka ne tik tais pristatinėti Wantly kaip sistemą, bet man tenka paeiti 5 žingsnelius atgal ir su tų įmonių vadovais, ar sprendžiančiom grandim, ar ten projektų vadovais, pakalbėti apskritai apie vertės. Kartais sakau, jums nekomercinių pasiūlymų reikia. Jums pradžioje reikia susitvarkyti CRM-inę dalį,
kur jūs pametat užklausas, geras užklausas pametat ir niekas, nei vadovai sužiūrėti gali, kur jos dingsta, viskas eina tiesiog ant pasitikėjimo, bet tada sakau, žiūrėkit, tai čia niekas nenori jūsų managint ir žiūrėti pro padidinimą stiklą. Taip. Betgi jums patiems lengviau uždirbti pinigų. Kam reikia tiek atiduoti savęs energijos, tada perdega, ypač pardavimuose, jeigu žmonės labai stipriai perdega. Kodėl aš labai žiūriu į pardavimo ir produktyvumo tas technologijas? Todėl, kad žmonės jaučiasi blogai pardavimuose. Atrankas, kai darom darbuotojų, skambinam ten 10-12 metų pardavimuose ir žiūrėkit, mes turim poziciją jums į pardavimus. Sak, oi ne, žinokit, jau viskas. Pardavimo atsikandau, užteks, nenoriu, o aš matau pardavimus tai kaip kasdienybė, kaip visur vaikščiojimą networkinti, bendrauti, važiuoti į renginius, stovėti, parodoj vaikščioti prie stendų ir pažindintis. Tai nėra skambučiai, tai nėra ten bandymas įkišti produktą kažkokį. Ne, tai yra lifestyle'as. Aš skaitau, kad pardavimai, kada yra tikrai malonu juose dirbti, tai turi būti tavo lifestyle. O kad būtų lifestyle'as, reikia, kad būtų patogumas aplinkoje. Ne? Kiti nemėgsta vairuoti, jeigu tavo automobilis senas, surūdyjas, net bijai nuvažiuoti ten iki Lenkijos, kaip pavyzdys, nes per daug, tai tu niekada nepamilsi vairavimo, teisingai. Taip. Bet jeigu tu turi komfortišką prabangų automobilį, tu tik tais nori lakstyti iš miesto į miestą, iš šalies į šalį ir viską važiuoti, nes tai tau tiesiog patogu. Skaitau, kad technologijos, pardavimai ir produktyvumas labai jie panašiai siejasi kaip mano pavyzdys. Dar kalbant apie Wantly platformą, tai kas yra pagrindinis klientas? Ar tai yra pagrindė Lietuvos rinka, ar tai jau apima šią akimirką galbūt ir užsienį? Ar gal planuojat kažką panašaus? Jau turime užsienio klientų, 4 ar 5 įmonės turim kol kas, nes fokusas buvo vis tiek Lietuvos rinka, tai yra, kaip pasakyti, geriausia rinka testavimuisi. Taip. Ir mums tikrai davė daug įžvalgų mūsų dabartiniai klientai. Mes esam dabar atrinkti į vieną iš Amerikos akceleratorių, kad plėsti savo produktą į būtent Amerikos rinką. Tai mes labai aktyviai dalyvaujame visuose ir startupų renginiuose ir domimės, kur čia geriausia rinka yra mums plėstis. Tai tikrai planuose yra Pabaltijos šalis pradžioj, nes tai yra artimiausia ir jau tai pagal mūsų šiandieninį savo suvokimą. Ir tada UK yra rinka. Labai norėtumėm Lenkijos rinkos, nes ten labai daug prekybinių ir pasiūlymų ir visko vyksta. Tik tais, kažkodėl tai mums kol kas atrodo, kad Lenkijos rinka sudėtingiau yra įeiti negu UK rinkoje, nes vietinė kalba, vietinis mentalitetas, ten manau, kad tikrai turėtume labai gerą pasisekimą, bet dar svarstume, kaip tai padaryti. Na ir kaip investuotojai visi sako, pagrindinis startuolių nežlugimo etapas, kada jie jau mentaliai pasako, kad mūsų tikslas Amerika. Tai tikrai esam nusimatę savo tiksluose būtent plėstis visas tas rinkas ir aišku, kažkuriam etapė sėkmingai parsiduoti. Taip. Paminėjai investuotojus, tai ar patys dirbat su investuotojais, ar galbūt einat pitchinti, gal ieško to papildomo ir finansavimo? Kaip vyksta šią akimirkai? Taip, ieškom papildomo finansavimo, važinėjom į pitcho renginius, tai dabar mūsų geriausias su Startup Lithuania vykome ir į Web Summitą Portugalijai, Lisabonui. Tai ir ten turėjom nemažai pitcho renginių, tai iš kiekvienos vietos gaunam po naują įžvalgą. Tai aš pats tobulėjau ir suprantu, matai, čia taip turi būti. Jiems nepatinka tokie rodikliai, reikia sužiūrėti, kaip mes galim tuos rodiklius. Tai yra irgi naujas kelias, dar neturim kažkokių tai aiškių investuotojų, turim su kuo dabar taip aktyviai bendraujame, bet tai irgi yra kelias ir tai irgi yra tam karjeros toks etapas ir mokslas naujas. Taip, bet čia yra labai įdomu, nes aš galvoju, kad visas tas, nesakykime, startuolių auginimas ir tas pitchinimas ir investuotojai labai dažnai būna, kad investuotojai labai greitai gali sužlugdyti norą kažką daryti. Tai nes labai dažnai investuotojai yra linkę net tave ir išprovokuoti ir gal užduoti tokių klausimų ir visko, galbūt siekiant
pabandyti įrodyti, kad tavo produktas nėra reikalingas rinkai, tai ant kiek tu turi būti įsitikinęs tame, ką tu darai ir kodėl tu tai darai, tai vat, yra tikriausiai labai svarbu tas galutinis tikslas, ne, ir tikėjimas, ir išgirdimas, ką tie investuotojai sako, ne, ir tobulinti, kaip tu sakai. Tai, va, tai labai dažnai ir aš girdėjau, nepasakysiu, kad tai yra mitas, bet tikrai girdėjau, kad dabar tai investuotojai bandys tave, ten į vienus vartus klausimais suvaryti. Nėra taip, tie klausimai labai adekvatus, tie klausimai labai logiški ir jeigu, tai pati pradžia ir net ateini į pitcho renginį, net nepasidomėjęs, kokie klausimai būna, tai faktas, jie tau kelia nuostabą. Bet jeigu tu pasidomi, kokie klausimai būna, kas yra svarbu investuotojams, kokies metrikos jų yra svarbios, kokią prizmę netgi monetizavimo tavo pačio produkto jiems yra svarbios, tada tu ateini pasiruošęs. Tada neišbalansuoja tie klausimai, netgi kartais labai faina būna, nes, kaip tik, čia yra šiaip sudėtingas klausimas, bet, aš kaip tik jam pasiruošiau ir tada, kai sakai, okei. Tai tada žinot, kad bus taip ir taip. Taip, žinom ir va taip spręsim. Ir ateina, tada jau faina, kai ateina po renginio, po to oficialiaus 5-10 minučių pitcho, ateina jau pakalbėti. Pasakyti savo įžvalgų, žiūrėkit, dar Hebra turi tą susitvarkyti, dar to negirdėjau, tai va dabar tada galėsim po 3 mėnesių ten pakalbėti iš naujo. Tai kaip tinkamai pasiruošti tokiam pitchui? Kokios yra tavo rekomendacijos iš asmeninės patirties? Tiesiog susirinkti 5 žmonės, kas jau yra ėję pitchinį ir jau yra gavę finansavimą, iš jų 5 susirinkti skirtingą informaciją, nes visada ir būna skirtinga, nėra taip, kad visi 5 papasakos tau tą patį, tikrai nebijoti jiems per LinkedIną parašyti, žiauriai yra faina dalintis. Ir jie labai draugiškai sako, tu girdėjai, kad mes gavom labai faina, taip, galim nueiti pietų, ateini pietų, užduodi klausimus, ką man daryti, toks produktas, gauni 5 patarimus, ten 3 patarimus, ten 5, susirinki, kas tau yra, ką tu pats kaip asmenybė gali labiausiai apginti ir su tom pamokom eini į pitchą. Pasiruošti, aišku, ta prasme, informacija skaidrėse, ne apie produktą, niekam nesvarbu, ką tu ten darysi. Taip, kelios ten skaidrės, kom čia tai pakeičia pasaulį, bet svarbu, kaip, kiek ir kada tu uždirbsi investuotojų pinigus. Taip. Tai čia būna irgi ir aš turėjau daug pamokų, kur ateinu ir pasakoju, koks mano produktas, kaip čia visiems viskas gerai bus. Koks jis yra aktualus rinkai. Taip, ir ten, man reikia ten tiek pinigų. Okei, o kas tau sakė, kad reikės to? Čia mes taip matom, bet buvo konkretus klientai, ne, bet dabar kaip padarysim bus. Ir žodžiu, ir tada ir atsiranda tas, kai investuotojai pradeda klausinėti tiesiog, kas tau sakė, kad to reikia. Kas tau sakė, kad to reikia. Ir kada nėra atsakymų, tada ir yra sunkiausia. O labiausiai yra taip matematika, kad to reikia, tu jau išsiaiškinai, niekam nereikia įrodinėti, tau reikia įrodinėti, o kokia ten matematika. Taip. Kada, kas uždirbs kiek pinigų. Ačiū už pasidalinimą, manau, kad bus tikrai žmonių, kuriems tai bus aktualu išgirsti. Ir dabar norėčiau pajudėti nuo tos tokios darbinės temos, gal tiesiog prie tokios naminės temos. Taip. Tai sakyk, ar turi kokių nors hobių? Hobių, taip. Turiu hobį, šiaip su hobiais visą laiką man buvo labai sunkiai. Mano hobis buvo visą laiką darbas ir aš taip slėpdavosi po šitą darbo kaukę ir sakydavau, darbas, tai kada čia hobi, tai man žiauriai faina vakare grįžti ir vėl atsidaryti kompą ir vėl kažką. Ir toliau dirbti. Jo, ir kažką daryti. Aišku, man patinka tą, ką darau, bet aš prieš porą metų atradau toks tęstinių mokymų centrą, gal esi girdėjus, Da Vinci mokymus. Taip. Ir ten padariau testą, ten pažiūrėjau, kurios mano savybės yra jau raudonos ir prastos, kuriuose esu stiprus, kad veiklumas mano geras, bet ten pasitikėjimas savimi prastas ir galvoju, kaip aš visur varau, viską darau ir mano pasitikėjimas prastas, nesąmonė. Ir metus laiko labai gerai savim padirbėjau ir supratau, kad tas pasitikėjimas ne apie tai, kad aš ten bijočiau kažką padaryti, bet apie tai, kad skirti laiko savo, kad jeigu aš šiandien nieko nedarysiu, tai nesustos pasaulis, tai nieks nepasikeis ir tada atradau hobį vandens motociklus. Prieš porą metų iš karto tik tai supratau, kad čia man žiauriai tai patinka, nusipirkau motociklą ir tik tai saulė ar tik geresnis oras, vienas ar su bendruomenė, nesvarbu, priekabą prisikabinu į vandenį ir tai tikrai. Todėl, kad viena iš mano vertybių yra
laisvę. Man baisu yra su motociklu paprastu važinėti. Taip. Ten daugiau kažkokių tai viskas įpareigoja, tarkim, žaisti kažkokiais su sportais. Aš nesu ten stiprus, nes tai ir ten yra taisyklės, ten reikia taip kamuolį imti, o ne kitaip. O vandens motociklė, tu valdai situaciją pats. Taip, tau zuja vėjas, tu nori į kairę pasukai, nori į dešinę, nori į šonų, nori į apačią, kaip nori, taip darai ir tu jauti tą laisvę. Tai va, aš supratau, kad čia žiauriai man, gaila, aišku, žiemą negaliu to pasimėgauti. Ir antras hobis tai yra elektriniai dviračiai. Tai irgi labai nemažai keliaujam ir su žmona keliaujam elektriniais dviračiais ir tas važinėjimas kalnai ir bekelės, tai žiauriai mums prapučia gerai galvą. Taip. Tikriausiai ir to tokio įkvėpimo pasigaudot, nes kai iš esmės ištisai esi tokiam kūrybos procese ir visą laiką ir tarp žmonių, tai vis tiek kartais reikia ir iškvėpti ir atrastų vietų, kur gali pasikrauti, ar tų veiklų, iš kurių gali pasikrauti. Reikia gamtos, reikia kažkur, ta prasme, nuo miesto šurmulio, kažkur tarp lapų, tarp gamtos. Aš čia prieš porą metų prisipirkau palapinių, čia viskas vis vasarom varysim prie vandens telkinio, palapinė su moto, ten jau prisifantazavau, 2 kartus išvažiavom, bet ta gamta tikrai padarė didelę įtaką ir tiems hobiams. Taip, supratau. Labai smagu girdėti ir džiaugiuosi, kad gamta įkvėpė ir kad atėjo net tas suvokimas, kad darbas yra gerai, bet visgi reikia ir to savo laisvalaikio turėti ir kad tas laisvalaikis nebūtinai turi būti susijęs su darbu. Noriu tau užduoti mūsų tokį kertinį laidos klausimą. Aš kiekvienos tinklalaidės gale klausiu apie alter ego. Tai koks būtų tavo alter ego ir tas gyvūnas, jeigu mes pažiūrėtumėm būtent tą profesinę kelionę? Kuris gyvūnas gal geriausiai galėtų atspindėti tavo profesinį kelią? Mano vidinis gyvūnas, iš tikrųjų, aš taip bandžiau pasižiūrėti pagal gyvūnų savybės ir tai turbūt elnias. Kodėl elnias? Elnias. Todėl, kad jis stengiasi būti impresyvus, visur, ta prasme, smalsus. Jisai moka būti draugu, tai reiškia bendruomenėje moka būti empatiškas, ta prasme, aš taip jaučiuosi. Ir tuo pačiu yra atsargus, nėra toks visiškai nupuolantis stačia galva, ieškantis diplomatiškų prieimų prie situacijų, kur aš kartais pagalvoju, galėčiau čia būti griežtesnis. Galėčiau čia, ta prasme, nesitaikstyti ir ten viskas jau taip karštakošiškai. Ir tada galvoju, gal ir man čia, ta prasme, būtų faina, bet galvoju, ne. Man nebūtų faina, nes greičiausiai, vėlgi, jeigu aš per savo vertybinę pusę žiūriu, kad man svarbu su žmonėm elgtis taip, kaip aš norėčiau, kad su manim elgtųsi, tai negaliu tą košiškumą savo labai rodyti. Tai ten, jeigu bandyčiau ten eiti vilkas, kuris ten visiems viską aiškina, ne. Aš toks diplomatiškas labiau, tai elnias šiuo metu... Būtų tas alter ego atspindys. Alter ego atspindys, taip. Džiugu girdėti. Tikriausiai reikėjo ir panaršyti, ir šiek tiek pagalvoti giliau. Tai šitas klausimas visą laiką visus pašnekovas sako, kai pamatau, kad atsiuntei šitą klausimą, galvojau, eik tu savo, ir tikrai kas aš čia galėčiau būti. Taip, čia dariau tikrai analizę, ten kalbėjau, žiūrėjau, su dirbtiniu intelektu bendravau, kas čia kaip. Ir tada, galvoju, elnias čia tikrai jau mano. Gali pritikti. Nėra kažkoks labai blogas, tai biški toks atsargus, turiu pripažinti savo, kad nesu ten kiaurai einantis ten ir panašiai, nežiūrėdamas į pasiekmes. Taip. Ir tas tavo klausimas net man davė šiek tiek tokio pagalvojimo. Ką aš dabar turiu ir koks esu ir kokių savybių galėčiau paugdyti. Ačiū tau už tai, kad šiandien buvai su mumis, pasidalinai savo istoriją ir manau, kad čia įkvėpsim liaudį besiklausantį. Tai ačiū tau labai. Tikimės. Ačiū tau, Sandra.